Ryto Allegro. Dažnai vaikai šiais laikais neturi svajonių, jie nežino, kas tai yra, sako socialinė pedagogė Irma Zastartienė. Ji su teatro mokytoja Jolita Seniūnaitė veda emocinio ugdymo pamokas, kurių turi ne visos mokyklos. Šių užsiėmimų metu lavinama vaikų vaizduotė, kalbame apie emocijas bei išgyvenimus. Tokios pamokos ypač teatrališkos, jose pasitelkiami įvairūs paslaptingi objektai. Kaip emocinio ugdymo pamokos keičia vaikus ir kurie iš užsiėmimų būna jautriausi, domėjosi kolegė Vesta Vitkutė. Štai tokia dainelė Jolita Seniūnaitė ir Irma Zastartienė pradeda emocinio ugdymo pamoką pirmokams. Paskui vaikai pildo dienoraščius bei bando įvardyti, kaip jaučiasi prieš pamoką. Tokie vyresnių klasių mokinių užsiėmimai šiek tiek skiriasi, nelieka dainelės. Vaikai susėda ratu ir garsiai pasako, kaip jaučiasi tą akimirką. Pamokos pabaigoje pildomas dienoraštis. Tokių užsiėmimų metu vaikai mokomi sustoti ir įsiklausyti į save. Pirmokai mokinas tos pačius pagrindinius jausmus, antrokai jau plačiau, kad galėtų apibendrinti, iš kur atkeliauja tas jausmas, o jau šeštokai jau jie turi ir poreikių lenteles. Poreikių lentelė yra jam duota kaip įrankis, kad žinotų, iš kur atkeliavo tas jausmas. Kodėl aš taip jaučiuosi, nes tai greičiausiai yra reakcija į mano kažkokio poreikio patenkinimą arba nepatenkinimą. Jolita Seniūnaitė. Dirbdamos mokykloje pedagogės pastebi, kad emocinio ugdymo pamokas gali vesti ne bet kuris mokytojas. Dažnoji mokykloje yra, kad emocinį ugdymą veda klasių auklėtojai, ar ten gyvenimo įgūdžių mokytojai. Jokių būdų negali vesti bet kas, nes pirmiausia tai turi būti žmogus, kurio pačio yra emocinis intelektas pakankamai aukštas, tvirtas, žmogus, kuris domisi savimi pirmiausiai, rūpinasi savimi, gilinasi į vaiką. Nes jei ateisi ir kalbėsi pats, negalėdamas įvardinti, kaip tu pats jautiesi, pasislėpęs už savo kaukių kažkokiu tai ir kompleksu, tai ir vaikas tau atsakys baziniais jausmais, laimingas, piktas, pavargęs ir tiek. Irma Zastartienė. Su savo programa pedagogės keliauja ir į kitas mokyklas, nes ne visuose yra tokių pamokų. Mokytojas sako, kad lengva atvykti į mokyklą ir būti svečiu. Tačiau sunkiausias darbas lieka tiems, kurie nuolat dirba su šiais mokiniais. Labai dažnai vaikai klausia, mokytoja, ar jūs susigraudinat? Sakau, taip, susigraudinau, aš esu gyvas žmogus, susigraudinu dažniausiai iš gerumo vaikų. Mes apie nerimą, kai kalbam, darom tokį projektą mėnesio nerimo sodą kuriam. Kas man buvo labai gražu, pavyzdžiui, vienas berniukas, jis labai dažnai nebūdavo pamokose ir jis nupiešė savo nerimo augalą, užaugino medį savo nerimo. Jie paskui pristatinėja prieš klasę, tai mes sužinom viską. Pristatė savo nerimo augalą, kurį pasodino prie ligoninės. Nupiešė ligoninę ir šalia nerimo augalą. Ir aš jo paklausiau, sakau, ar tu nupiešiai prie ligoninės, nes kažkas iš tavo artimųjų gal ligoninėje gulėjo, gal tau tenka gulėti, nes tu dažnai susergi, virusai būna, taip toliau. Sako, ne, nieko panašaus. Aš sako, tiesiog pagalvojau, kad aš pasodinsiu augalą prie ligoninės, nes tiems žmonėms labai reikia tokio augalo, kuris padėtų veikti nerimą, nes jiems turbūt yra labai neramu. Ir kad šitas augalas turi vaisius, šitie vaisiai stebuklingi. Ir aš sakau, ar jie pagyja? Sako, visai būna, bet sako, net tas svarbiausia, jie nurimsta. Tai tada aš beveik visą pamoką ir prasigraudinau, nes aš supratau, kad tie maži žmonės yra be galo stiprus ir be galo išmintingi. Tokių istorijų labai daug, labai daug. Pedagogės duoda galimybę pamatyti vaikus iš kitos, gražios pusės. Todėl pamokose vaikai naudoja skirtingus objektus, pavyzdžiui, lėles. Lėlės yra kaip įrankis, kuris padeda ar įgalina vaikus kalbėti apie savo jausmus, kaip jie jaučiasi. Išdrąsina vaikus, jaukina, nežinau, Jolita, kaip tu. Žiūrėkit, kaip suaugę, bendrauja, daug lengviau apie kitus kalba. Tai gal čia ir yra tokia žaisminga priemonė per kitus pajausti save. Tai reiškia, kad jeigu mes ateitume į pamoką ir net nelieptume, bet tiesiog, kad ir paprašytume, pasikalbėkim dabar apie pyktį, apie baimę, apie kantrybę.
tai taptų labai greit monotoniška, rutiniška, nuobodu ir vaikai ne visi yra pajėgus įvardinti, kas vyksta viduj. Tai jeigu mes mokome juos įvardinti ir atpažinti, kas vyksta viduj, mes negalim iš karto to reikalauti. Mes turim atrasti pirmą priemonės, kaip jam patiem atrasti. Ir kai jie veikia per tuos objektus, kai jie pažįsta pasaulį, ten tarkim ateinam su pasakoja, tai yra mūsų lėlytė mergaitė, kuri turi savo istoriją tam tikrą gyvenimo ir mes stebim juos, mes matom, kaip jie išjaučia visą tai, kaip jie reaguoja į visą tai. Mes galim pamatyti, kokia atmosfera klasėje, mes galim pamatyti, kuris vaikas yra jautresnis, kuris vaikas turi blokų kažkokių. Vaikai juk neslėpia tokių dalykų, tai akivaizdžiai matos, ypač per santykį į objektą. Mokytoja Jolita Seniūnaitė pastebi, kad vaikams vis labiau trūksta vaizduotės. Greičiausiai tam įtakos turi įvairios technologijos. Mes lygiai taip pat žaismingai grąžinam jiems tą vaizduotę. Dažniausiai atveju pavyksta. Per teatro priemonės, per objektus tos pačius. Per tos pačius objektus mes pamatom ir vaikų vertybės, kokias atsineša vaikai iš namų į mokyklą vertybės. Pamatom, kokias svajonės turi, ar jų iš vis neturi. Nes dažnas vaikas šiuo laiku neturi net svajonių, nežino, kas tai yra svajonė. Į pirmokų pamokas pedagogės nešasi paslaptį, kurią sukūrė kartu su lėlininkė. Tai objektas, kuris kažką slepia savo viduje. Vaikai nuolat nori sužinoti, kas ten ir kas būtų, jeigu nesužinotų, kas yra viduje. Tiesa, jos klausytojams neatskleidžia, kas tai per paslaptis. Mes turim jau kaip ir atskleisti. Vaikai jau susibūriuoja, laukia ir besiskleidžiant paslapčiai, nes ji pasiruošusi. Klasėje nėra triukšmo, yra pagarba, yra daug palaikymo žodžių. Įvyksta toks incidentas su vienu berniuku, kad jis įvardina tai kaip visišką nesąmonę, negražių žodžių pradeda šnekėti, keiksmažodžių, atsinešęs iš kiemo draugų ir tada paslaptis užsiskleidžia, nes jį išsigąsta. Negali paslaptis atsiskleisti grubioje aplinkoje, atmosferui, kuri yra bent truputėlį nesaugi. Tai reiškia, kad paslaptis užsiskleidžia ir va tą kartą įvyko, kad tą pamoką paslaptis neatsiskleidė. Žinoma, labai svarbus momentas, kad vaikai neapkaltintų to vaiko. Tai mes labai dirbam būtent ties tuo. Mes iškart tada mokinamės konfliktų, patyčių valdymo. Berniukas sureagavo taip, tarsi pirmą kartą jam kažkas būtų išvis pasakę, kad kai kažką pasitinki, arba kai kažkas to kažką svarbaus sako ar daro, tu turi būti pagarbus ir atidus labai. Ir mes apie tai diskutavom, ir tą pamoką, ir kitą pamoką. Bet galiausiai, kai mes išdiskutavom šitą temą, kai mes leidom paslapčiai atgauti jėgas atsiskleidimui, tą sekančią pamoką, tas berniukas labai daug dalyvavo atskleidime, aišku. Tai žinokit, verta buvo dėl to vieno vaiko paugdyti kitų dar kantrybę, nes jis visų pirma tai susigraudino, apsiverkė, o antra, tai jam įvyko stebuklas. Nes jisai sakė, kad nesąmonė, bet jis pamatė, kad esmė procese, kad esmė tam atskleidime visame gražiame, kad esmė yra dalyvauti gražiuose dalykuose ir būti to dalimi. Pedagogė sako, kad vaikams labai įdomu sužinoti daugiau apie liūdesį bei mirtį. Yra daug vaikų, kurie netekę artimų žmonių, tėvų, mamų. Tarkim, per mūsų pamokas, kada mes kalbam apie liūdesį, apie netektį, piešiam liūdesio kelią, būna labai daug tokių stiprių emocijų. Tarkim, kaip pirma pasakė tą pavyzdį su mirties tema, tarkim, jeigu aš pati išgyvenu gedulą ir vaidinu prie vaiko, kad aš labai linksma, pozityvi mama, tai vaikas jaučia tada šitą mišinį. Mama, kuri labai skaudžiai išgyvena kažką. Vaikas gal nesupranta, kad jis išgyvena, bet jam plyšta širdis kažkodėl, gal net nerimas išsivysto. Ir šalia to bandymą būti labai linksmu ir pozityviu žmogumi. Tai toks gaunasi vaikui sąmyšis, vaikas natūraliai užsiima ne mokslais, ne dar kažkuo, o būtent tuo sąmyšio aiškinimuose, nes jis nesupranta, kas vyksta. Mes kalbam apie tai, sakom, ar tu matai, pavyzdžiui, iš žmogaus veido,
jo jausmus. Ar visada, pavyzdžiui, tėveliai arba mes, kai šypsomės, reiškia esam laimingi. Tai mes keliam tas temas labai stipriai, kaip iš tikrųjų jaučia žmogus ir kas vyksta jo viduj. Jolita Seniūnaitė ir Irma Zastartienė. Jos paruošė ir naują projektą Sugijo, kuris skirtas tėvams, vaikams bei mokytojams. Čia Vesta Vitkutė, LRT Klasika.